11 skyrius – įspėjamieji signalai. Tai dabar kaip mes galim įspėti kitus eismo dalyvius? Tai vat ir susipažinsim. Na, posūkių signalas, ne? Galim jungti posūkio signalą ir įspėti kitus eismo dalyvius. Tai dabar tik susipažinsim apie juos, o paskiau kaip ten ką reikėtų daryti, kada ten ką, kaip nesu... Pavyzdžiui, netinkamai posūkį parodė ir gali būti kritinė klaida regitros egzamine, todėl yra svarbu. Tai visus šitos aptarsim. Tai dabar dar kas yra įspėjamieji signalai. Tai stabdžių signalas. Kai paspaudžiat paminą, užsidega ryškesnės raudonos šviesos gale ir yra stabdymo signalas kitiems eismo dalyviams. Jeigu neveikia stabdžiai, galima iškišti ranką, pakelti viršų ir tai yra stabdymo signalas kitiems. Ar važiuojat, pavyzdžiui, su motociklu, na, irgi būtų pakeltos rankos, bet šiaip reikėtų su dviem rankom vairuoti visą laiką motociklą. Signalas, na, tarkim, ten su dviračiu irgi rankos pakeltos į viršų stabdymas yra signalas. Tai gale užsidega raudona, kai paspaudžiat vidurinį, pamina stabdymo signalas. Lėtėja automobilis ir ryškiai raudona gale užsidega garso signalas. Pipinę galite jungti ir bus įspėjamasis signalas. Žibintų šviesos perjunginėjimas irgi gali būti įspėjamasis signalas. Avarinė šviesos signalizacijos įjungimas, tai kai mirkčioja visa jūsų mašinytė, irgi yra įspėjamasis signalas. Arba jeigu turi specialioji transporto priemonė oranžinį, tai jinai ją įjungia, irgi yra įspėjamasis signalas. Avarinio ženklo pastatymas yra įspėjamasis signalas, taip pat kai kuriais atvejais mes galim gale pritvirtinti avarinio sustojimo ženklą, tai irgi bus įspėjamasis signalas. Dabar kada reikia rodyti tos posūkių signalus? Na, gal netgi kai kurie vairuotojai nežino, kad prieš pradedant važiuoti ir prieš sustodamas. Stoviu parkavimo vietoj, noriu pradėti važiuoti. Turiu jungti posūkių, kurie kryptim važiuosiu ir tada tik pajudėti iš sustojimo vietos. Stoviu tiesiog kelkraštyje su automobiliu, noriu pradėti važiuoti, turiu jungti posūkį į kairę ir tik tada pajudėti iš kelkraščio. Važiuoju, noriu sustoti kelkraštyje. Aš turiu jungti posūkio signalą į dešinę, pasitraukti dešiniau ir tada sustoti. Parkavimo aikštelėje prekybos centre noriu prisiparkuoti. Prieš prisiparkuodamas turiu jungti posūkio signalą, į kur noriu įvažiuoti, kad jau suksiu parkuotis ir prisiparkuoti. Atgal važiuodamas važiuoju į parkavimo vietą, prieš pradėdamas važiuoti atgal, net atgal važiuojant, rodau posūkio signalą. Ir regitroje, kai parkavimus darysit, irgi rodysit posūkio signalą, kad važiuojat parkuotis. Prieš persirikiuodamas. Kaip vairuotojai daro? Nori persirikiuoti, stebi veidrodėlius, ieško gabaliuko, kada galėtų jau persirikiuoti. Pamato tarpą, kad gali persirikiuoti, jungia posūkį ir tada suka. Blogai. Atsirado ketinimas. Jūs jau norėtumėt persirikiuoti. Įjungiat posūkio signalą, tada stebit situaciją, gal šiek tiek pagreitinat, gal palėtinat ir tada persirikiuoti esamą galimybę. Ir visą tą laiką rodot posūkio signalą, informuojat kitus dalyvius, gal jie matys, gal jie prilėtins, gal dar kažkaip. Todėl posūkio signalas persirikiuojant irgi svarbu, kaip tai padarys. Prieš lenkdamas turit irgi jungti posūkio signalą. Kai atsiranda ketinimas, įjungiat lenkti, o ne tada, kada jau matot, o dabar galiu lenkti, staigiai posūkis ir maunu. Ne, nes kas pirmas pradėjo rodyti posūkio signalą, tas ir turėtų būti pirmesnis pradėti manevrą. Prieš baidamas lenkti, vairuotojas irgi rodo posūkio signalą. Apvažiuodamas kliūtį, važiuojat, matot duobė, įjungiat posūkį į kairę, pakeičiat kryptį, apvažiuojat kliūtį, parodot posūkį į dešinę, grįžtat atgal. Na, jeigu jūs manevruojat savo eismo juostoj, šiek tiek keičiat kryptį, na, galit nerodyti, bet jeigu bent truputėlį planuojat išlysti, užvažiuoti ant kitos eismo juostos, tai tada jau žinoma, kad rodot posūkio signalą. Na, prieš sukdamas į dešinę rodot posūkio signalą, prieš sukdami į kairę rodot posūkio signalą, prieš apsisukdami ir išvažiuodami iš žiedinės sankryžos. Irgi rodot posūkio signalą, bet įvažiuojant į žiedinę sankryžą posūkio signalo rodyti nereikia. Na, taip pat taisyklės numato, kad galima iškišti per langą ranką. Pavyzdžiui, jeigu rodom posūkio signalą į kairę, tai atitinka posūkio signalą į kairę iškišta ranka, taip į dešinę surenkta, arba į tą pusę, į kurią rodom, ištiesta iš šoną ranka, atitinka tą patį signalą posūkio į kairę signalą. Tarkim, kaip šis dviratis, matom, rodo ranką į kairę, tai jis ir rodo, kad sankryžoje važiuos į kairę. Posūkio į dešinę signalą atitinka, matom, mirksi posūkis į dešinę, lygiai taip pat sulenkta ranka per šoną, rodo, kad suksiu į dešinę, arba per kitą langą, pavyzdžiui, iškišta ranka į kairę, rodo, kad suksiu į kairę. Stabdymo signalas tai yra pakelta aukštyn ranka. Tai čia tokie būtų naudojami, jeigu mums neveiktų
šitie signalai, juos galėtumėm pakeisti rankos signalais. Įspėjamieji signalai turi būti rodomi iš anksto prieš manevrą ir baigti tuoj pat po manevro. Taigi atlikot manevrą, pradėjot tiesiai važiuoti po posūkio ir jau išjungėt posūkį. Nes jeigu važiuojat ir toliau mirksi posūkis, jūs kitus dalyvius klaidinat, jie galbūt galvoja, kad jūs va čia kažkur į kiemą tuoj suksit. Ir neklaidinti kitų eismo dalyvių savo signalais, kuriuos parodysit per anksti arba per vėlai arba pamiršit išjungti. Signalą rodantis vairuotojas neįgyja važiavimo pirmumo teisės. Nežinau, kaip tai būtų įmanoma pagalvoti, bet būtų keistoka. Jungiau posūkį, viskas, visi stabdo ir mane praleidžia. Taip nėra. Jūs įjungę posūkį, tik informuojat kitus dalyvius, kad jūs ketina tokį veiksmą atlikti. Ir jie galbūt jums prilietins ir leis persirikiuoti. Dabar dėl garso signalo, pipinės, ne? Tai už miesto aš galiu papipinti tam, kad atkreipti kito vairuotojo dėmesį į kažkokį, sakykime, pavojų arba lenkiamą automobilio dėmesį atkreipti. O gyvenvietėje mieste pipinę galim naudoti tik tam, kad išvengti avarijos. Kad papipinam, kad atkreipti kito vairuotojo dėmesį gyvenvietėje negalima pipinti. Tik jau realiai, kai jau matom įjungę į posūkį, jau tuoj trenksis į mus, jau mes tada jam pipinam. Jeigu norim atkreipti lenkiamos transporto priemonės dėmesį, galime perjunginėti šviesas, o ne gyvenvietėje naudoti garso signalą. Draudžiama kaip įspėjamąjį signalą naudoti tolimasias žibintų šviesas, jeigu jos gali akinti kitus vairuotojus. Tolimosios šviesos 150 metrų turit perjungti trumpas, nes jau pradėsit akinti kitus vairuotojus. Tai jeigu ta mašina kažkur labai tolio, čia nuvirtęs medis ir jūs norit jai duoti signalą, kad čia pavojinga, ar ten kažkokia duobė, tai jūs galite jam tada pamirksėti. O kai jis jau bus arčiau, tarkim, galite įjungti priešrūkinės ir jas išjungti. Visai šviesų, tai neišjungsite, taip jau nedarysit, naktį važiuojat ir šviesas išjungit. Bet dieną turbūt taip galėtumėt padaryti, išjungti šviesas ir vėl įjungti. Kalbėjom, kad avarinės šviesos įjungimas yra įspėjamasis signalas. Tai dabar kada privaloma įjungti avarinę šviesos signalizaciją? Priverstinai sustojus, kur sustoti arba stovėti draudžiama. Sugedo variklis, žinot, kad čia negalima stovėti, bet sustojot. Tada privalot įjungti avarinę šviesos signalizaciją. Įvykus eismo įvyko avarija, sustojot, įjungėt avarinę šviesos signalizaciją. Tikrintis pareigūnas jūs sustabdė, jūs pasitraukėt, sustojot, turit įjungti avarinę šviesos signalizaciją. Pareigūnas prieina prie jūsų, prašo dokumentų, ten bendrauja, informuoja, kodėl sustabdė, o jūs esat neįjungę avarinės, tai jau padarėt pažeidimą. Jau jis turi pretekstą, jūs nubausti. Dar vieną, ne? Bet pareigūnai šiaip savo nebaudinėja. Patikėkit, nesu girdėjęs nei vieno, kuris be reikalo būtų gavęs baudą. Jeigu sustojat neapšviestose kelių ruožuose, tamsiuoju paros metu, turite įjungti avarinį. Jeigu kely sustojot, gal kelkraštyje dešinėje galima sustoti. Bet jeigu tai neapšviestas ruožas, turite įjungti avarinį, kad kiti iš tolo jūs gerai matytų. Taip pat, jeigu yra blogas matomumas, irgi sustoja ten, kur galima, vis tiek įjungiat avarinę šviesos signalizaciją. Jei važiuojant tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, jeigu nedega bent viena galinė gabaritinė šviesa. Važiuojant, gale, kai jūs įjungiat artimas šviesas, užsidega neryškios raudonos šviesos ir jos visada šviečia ir jūs esat matomi kitiems automobiliams, tiek dieną, tiek naktį. Bet jeigu kairinė arba dešininė gabaritinė bent viena šviesa nedega, jūs įjungiat avarinį ir galit važiuoti be tos neveikiančios gabaritinės, ten iki servizo arba parkavimo aikštelės. Tai tamsiuoju paros metu taip jūs išgelbėja avarinę signalizaciją, kai nedengia gabaritai. Velkančiojoje turi būti įjungta avarinė šviesos signalizacija. Draugas paėmė, tempėt jūs mašiną, jo arba jis jūsų, tai mirksė turi nebi, tik galinė, velkamoji. Ta velkančioji, ta priekinė, kuri yra, tai jinai neįjungia avarinės šviesos signalizacijos, jinai rodo signalus, kur jinai važiuos. Kai esat akinami, įjungiat avarinę šviesos signalizaciją, kad kitas vairuotojas suprastų, kad jūs akina, o ne atgal keršijat. Tai jis pažeidė taisyklės, jūs keršydami irgi pažeidė taisyklę. Taip pat jungiat avarinę šviesos signalizaciją, jeigu norit kitus vairuotojus įspėti apie kliūtį ar pavojų. Pat avarinį jungia autobusas, kuris veža vaikus ir yra užsidėjęs vaikų skiriamąjį ženklą ir kai vyksta vaikų įlaipinimas išlaipinimas, jie privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją. Tai dabar kur reikia pastatyti avarinio sustojimo ženklą? Tai avarinio sustojimo ženklą statot tada, kada dabar aptariam, kada reikia jungti avarinį, bet negalit jo jungti, nes jis neveikia. Tada galit pastatyti avarinio sustojimo ženklą. Pavyzdžiui, tamsiuoju ten to paru ar panašiai. Ir avarinio sustojimo ženklą statot,
Jeigu atstumas, kad kiti eismo dalyviai tą transporto priemonę sustojusią pamatys, mažesnis kaip 100 metrų. Tarkim, kelio vingis ar panašiai. Na, tarkim, sustojot, priverstinai sustojot. Kur sustoti draudžiama. Ir neveikia avarinio šviesos signalizacija. Statot avarinio sustojimo ženklą. Įvyko eismo įvykis ir neveikia avarinio sustojimo ženklas. Avarinis neveikia. Statot ženklą avarinio sustojimo. Sustojus neapšviestose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui. Sustojot, neapšviestas ruožas, avarinis neveikia. Tai tada turit pastatyti avarinio sustojimo ženklą. Ir taip pat, jeigu priverstinai sustojot, įjungiat avarinį, bet atstumas iki vingio, pavyzdžiui, mažesnis kaip 100 metrų, dar papildomai turit pastatyti avarinio sustojimo ženklą. Ženklas statomas avarinio sustojimo gyvenvietėje ne mažesniu kaip 25 metrų atstumu, o ne gyvenvietėje ne mažesniu kaip 50 metrų atstumu nuo sustojusios transporto priemonės. Na, o mokykliniai autobusai turi papildomą tokį signalą, šiek tiek patraukiu į šoną. Jie turi mokykliniai autobusai, ne vaikus vežantis autobusai, o mokykliniai autobusai turi viršui tokį papildomą mirksinčius ir kai mokyklinis autobusas turi juos įjungti, kad jie mirksėtų. Tai juos irgi įjungia, kai vaikai yra išlaipinami iš mokyklinio autobuso. Ne tik ne avarinė šviesos signalizacija, bet tuos papildomus tokius. Na, o judant, mokyklinis autobusas tas viršuje specialias lemputes, specialiuosius signalus turi išjungti, nepamiršti. Praėjom 11 skyrių, įspėjamieji signalai.